Gerą vakarą visiems futbolo gerbėjams, sveiki sulaukę dar vienos akistatos OptiBet lygoje. Šiandien mes Panevėžio Aukštaitijos lietingame stadione turime Panevėžį ir Sūduvą, dvi komandos, kurios susitinka antrą savaitgalį iš eilės, nes praėjusį savaitgalį taip pat ekipos žaidė, padeda savo komandai kurti 2 įvarčiai ir 6 rezultatyvūs perdavimai šį sezoną. Tiesa, pastaruoju metu mažai prisidėdavo jis prie įvarčių, dabar tęsiasi ataka ir eiga. Jau antra pusė rungtynių bus šiek tiek prastesnė, nes žinoma sąlygos ne pačios geriausios. Kaip ir minėjau, pirmą kartą su kapitono Raiščiu, čia gerai stabdosi kamuolį ir bando smūgiuoti. Jeigu šiauliečiai laimi taurę, o čia perdavimas į priekį ir Rjagneris Mitas kaip gražiai prasimeta kamuolį ir nuostabus įvartis. Rjagneris Mitas aukščiausia klasė, na žinoma, slystelėjo čia ir varžovas, bet nieko nepakeisi. Augustas Dubickas čia slystelėjo, o kalbant apie Rjagnerį Mitą, jis įmušė tikrai puikų įvartį. Dabar viskas panašu, kad yra gerai ir galime stebėti ir toliau rungtynes. 35 minutė, nieko per tą laiką nenutiko, dabar jau labai gerai, kad pamatėte kaip tik ir įvartį. Perdavimas iš krašto ir Jeffrey Serpongas smūgiuoja, jis ir muša įvartį. Tad Jeffrey Serpongas sugeba padvigubinti rezultatą. 2-0 pirmauja Panevėžys prieš Marijampolės Sūduvą OptiBet lygos 31 turo rungtynėse. Labai geras perdavimas iš dešinės, Šafikas Tigrudžiakininkas ir jokių galimybių nepaliekantis tam pačiam Ignui Driomovui, kuris kadaise buvo ir pagrindinis ir Bangos vartų sargas, o čia geras perdavimas, gerai pakeltas kampinis ir skirtumas tirpsta. Pasižymė po šios standartinės situacijos Marijampolės Sūduva, geras smūgis galva, Jevgenas Mirnovas. Jo pelnytas įvartis. Na vėlgi, labai panašus į prieš tai matytą, tiesa dabar galingas, per stiprus šį kartą, bet Serpongas į kamuolį atsiliepia. Dabar po to įmušto įvarčio galimybių be jokios abejonės turi daugiau Marijampolės Sūduva, jo labiau, kad Kajodė čia ir daugiau rungtynių šį sezoną komandoje sužaidė tik Živanovičius. Dabar perdavimo smūgis ir Vytautui Černiauskui tenka padirbėti. Perdavimas į plotą, greičio lenktynės, Noelis Sembo prie kamulio ir muša į tolimą vartų kampą. Vieno įvarčio reikia marijampoliečiams, sugebėjo pasikloti visai neblogus pamatus tuo savo įvarčiu. Dabar perdavimus ir tęsiasi Marijampolės Sūduvos ataka, smūgis. Ir panašu, kad tai yra viskas. Mindaugas Jackus skelbia rungtynių pabaigą, tad 2-1 šiame mače Panevėžiečiai atsilaikė mačo pabaigoje. Šiaip galima sakyti, kad per visas rungtynes žaidė geriau. Pasižymėjo Rjagneris Mitas 21 minutę, po to Jeffrey Serpongas per 38 minutę, Jevgenas Mirnovas